kolekcijos pristatyme Luvro muziejuje žiūrovai aiktelėjo, kai ant podiumo pasirodė Kate Moss. Britų modelis nuo 2004 nebedirbanti ant podiumo išėjo vilkėdama juodą švarkelį kailinėmis rankovėmis, mūvėdama trumpučius aptemptus šortus, avėdama seksualius krokodilo odos batus ir užsirūkė. Ant podiumo taip pat net kietai pasirodė manekenės veteranės, 10-mečio žvaigždės Naomi Campbell, Stella Tennant ir Amber Valletta. Louis Vuitton 2011-2012 rudens žiemos kolekcijos akcentai – korsetai, kailiai, guminiai batai ir antrankiai. Podiumo grindys atrodė tarsi iš juodo marmuro, senoviniai liftai su grotomis priminė seną Paryžiaus viešbutį. Atrodo, kad Markas Jacobsas skyrė savo kolekciją koketiškai damai įsiruošusiai į pasimatymą su mylimuoju. Svečius į salę lydinčios merginos buvo apsivilkusios kaip kambarinės su dulkių šluostikliais rankose. Manekenės po vieną išeidavo iš 4 scenoje pastatytų lifto kabinų, prie kurių stovėjo vyrai liokajų kostiumais. Drabužiai moteriški, ypač pabrėžtas ir išryškintas liemuo. Modeliai atrodė tarsi smėlio laikrodžiai iš tvido, per vidurį suveržti plačiais odiniais diržais. Prie kuklių spalvų suknelių buvo priderintos šilkinės kojinės. Taip pat buvo pristatyti prabangus blizgantis vakariniai sijonai iki kelių. Aksesuarai, aukštakulniai guminiai batai, spalvotos odinės pirštinaitės, berniukiškos kailinės kepuraitės ir naujo tipo voko formos Louis Vuitton rankinės.